eini ir tam viešai tvarkai, žinai. Pavyzdžiui, aš noriu užsipatentuoti, aš noriu šokti. Reikia žiūrėti, žinai, kur tu čia nori šokti, į kurią klasę tu čia šoks, žinai. O kaip man nutiko, tai man taip ir nutiko. Blemba, kaip susinervinau. Sako, palaukit, man atrodo, mes turim su jumis apie ką pasišnekėti. Daugiau. Truputėlį daugiau. Isterija ištiko ir mane. Viskas, rėmėjai, Swedbankas, Audioteka, aukščiausiam lygyje, žinai, visi partneriai. Tai aš to noriu šiandien iš tikrųjų tokią istoriją papasakoti ir tu iš karto surezonuosi apie tą verslo isteriją, nes ir tau labai panašiai žinau, kad yra buvę ir galėsi pasidalinti. Žodžiu, situacija buvo tokia, kad buvo norima atsidaryti elektroninę parduotuvę ir buvo jau visas tas brandingas sukurtas, kuriama ta elektroninė parduotuvė, tinkamai pavadinimas sugalvotas, tas prekių ženklas. Ir po to jau, kaip buvo jau čia prie pabaigos viskas, jau buvo norima paleisti, buvo intencija sukurti, žinai, įmonę ir pradėti veikti. Ir bekuriant tą įmonę, nes norėjau daryti tokį patį pavadinimą kaip prekių ženklas, bekuriant tą įmonę paaiškėjo, kad tas pavadinimas, tas jau ir jų prekių ženklas ir tas norimas įmonės pavadinimas jau yra užregistruotas prekių ženklas Lietuvoje. Tai tu nori pasakyti, kad jie viską darė, atėjo diena ir sako, žiūrėkit, pavėlavot. Jau yra toks pavadinimas. Ir svarbiausia, kad dar kas irgi toksai, žinai, momentas, kad tą pavadinimą yra užregistravus įmonė, turbūt, ta prasme, bet kas atpažintų, jeigu aš pasakyčiau, viena iš didžiausių įmonių pasaulyje. Tai kokia tikimybė, kad pareikš pretenzijas, milžiniška. Ir šiaip, aš niekam nerekomenduočiau, bet kokiu atveju. Ir iš tikrųjų, kadangi vis daugiau tų prekių ženklų yra registruojama, vis daugiau didėja tas sąmoningumas šito vietoje ir iš teisinės pusės, žinai, kaip viskas vyksta. Labai svarbu ne Google ten tikrinti, žinai, kas, nesakau, kad irgi nėra svarbu, bet labai svarbu ir prekių ženklų duombazėse tikrinti. O kaip man nutiko, tai man taip ir nutiko. Nes aš pasigūglinau, darėm konferencijai brandą, kūrėm, internete neradom puslapio, socialiniuose tinkluose neradom kažkokių tai tokių pavadinimų pačių socialinių tinklų ar neužvadintų. Važiuojam, proveržis, tai proveržis, žinai. 9 mėnesius vystėm, jau liko 1,5 mėnesio iki renginio. Blemba, kaip susinervinau. Vienai parašom influenceriai, žinai, sakom, reikia čia tos bilietus parduoti, jau čia laiko nedaug. Ir aš pati liūtui, taip, į nasrus, sakau, labą dieną, matau, kad čia verslumo temoje, gal galite pasidalinti apie mūsų renginį, mainais į bilietą ar ten dar kažką kitą opciją partnerystės galim sugalvoti. Jis sako, palaukit, man atrodo, mes turim su jumis apie ką pasišnekėti. Daugiau, truputėlį daugiau apie ką pašnekėti. O kaip pašnekėti, ir įmeta tą, kaip ten, sertifikatą, liudijimas, prekių ženklo registracijos. Registracijos tas liudijimas ir jos pavadinimas. Pirmas žodis proveržis ir antras žodis jau atitinkamai kitas. Ir aš galvoju, okei. Isterija ištiko ir mane. Ištiko toksai, žinai, smegenis taip užfryzino ir galvoju, gerai, reikia dabar greitai čia reaguoti ir čia ir dabar priimti sprendimus ir kažką galvoti, žinai, nes jau viskas paleista reklama, sukurtas puslapis, viskas, rėmėjai, Swedbankas, Audioteka, aukščiausiam lygyje, žinai, visi partneriai, stiprus pranešėjai, motivatoriai, tiesiog šitie patys verslų tam tikrų sričių specialistai, marketingo, žinai, pardavimų ir taip toliau. Ir visiems teko parašyti, atsiprašom, perkeliami pavasarį, ar sutinkat bendradarbiauti galimai toliau. Tai labai širdį nudžiugino, kad ir visi realiai partneriai ir visi pranešėjai labai stipriai palaikė, žinai. Tik tai buvo turbūt sunkiausia, ne tai, kad gal susitaikyti su tą mintim, žinai, nes aš priėmiau kaip iš kitos pusės, kaip kažkokią tai ženklą ir dovaną, kad, reiškia, tuo keliu negalima eiti. Ir gerai, kad dabar sustabdė, nes iš tiesų, jeigu būtų įvykus ta konferencija pavadinimu proveržis ir jeigu būtų viskas sėkmingai, mes būtume norėję ir kitais metais daryti, ir dar kitais metais. Aš atsimenu, tu minėjai. Tarp kitko, aišku, siūlė mums tas žmogus finansinį kažkokį. Partnerystę, galimybę partneriauti. Bet, kaip tu norėsi galimybės partneriauti, jeigu tu galvoji ir tai žiūri kaip į savo kūdikį, į savo projektą. Ir aš suprantu ir ją, nes ir taip pačiai dėl to ir užsipatentavo, kad irgi žiūri tą savo brandą kaip į savo. Bet aš, žinai, noriu ir tavęs paklausti iš teisinės pusės.
Aš, pavyzdžiui, niekada negalvojau, kad vienas žodis ir 2 žodžiai tai yra tapatu, žinai. Tai, žinai, negalima sakyti, kad yra tapatu. Nebūtinai taip galima Tai sakyti. bet... rizika tapatumui didelė. Taip. Žinai, neaišku, kaip išsispręstų ten teisme, žinai, toksai ginčas. Kiek tapatu, kiek ne. Bet ar nori rizikuoti? Tas ir buvo, kad norisi ramiai miegoti, nes nori ten kažkokių kurti, ten tų visokių raštų ir įsivelti. Finansinės išlaidos. Finansinės vienas, bet kitas momentas - atiduoti savo energiją. Kiekvieną kartą emocijas, kad tu, žinai, galvotum, nu čia man pasiseks, ar čia man nepasiseks, žinai. O kiti sako, žinai, dar buvo, aišku, ir tokių paklausimų. Tai čia tiesiog reikėjo pakeisti pavadinimą ir viskas. Kame čia problema? Reikėjo įgyvendinti tą konferenciją. Čia kas neišmano marketingo, galiu pasakyti. Jo, tai bet mums ką tai reiškia, reikėjo iš Instagramo ištrinti visus postus, iš Facebooko visus postus. Domenas buvo, ne? Domenas buvo. Reikėjo tada, ta prasme, kur bilietus pardavinėti, kur. Nu gerai, pavadint galim ten X renginys, žinai, X konferencija. Bet jau tada žmonės sakys, tai aš bilietus pirkau į tą konferenciją, į Proveržio, o tai dabar čia jau kažkokia X konferencija. Čia gal kita, kas čia įvyko, jau su tais esamais vien problemų būtų, o tai ką apie naujus kalbėt, kur toksai, žinai, šoka ką partneriam, rėmėjam, nu visiems. Tai visas vizualas, nu, čia sakau, kas neišmano marketingo, galite taip sako, tikrai buvo tokių, žinai, galimybių ir aš, žinai, taip, iš šono tai visada taigi taip atrodys lengviausia, skaniausia, gražiausia. Visur, kitur gėlė žydi ir viskas lengva ir gražu, bet iš tikrųjų ta virtuvė pati viso to yra milžiniškas, tas užkulsis labai ten visko daug. Ir kol tu pats nedarai, tu niekada tu nesuprasi. Taip. Ir iš tikrųjų atsakau su tais rebrandingais. Apskritai būna, žinai, kartais, kodėl reikia registruoti prekių ženklą. Tai čia manęs nieks nekopijuos, aš mažas. Nu, čia gal atskira tema, gal ją paliesim kada nors vėliau. Bet net ir iš šitos rebrandingo, viską tu turi keisti, viską, žinai. Visą tą savo marketingą. Iš pamatų realiai. Jo. Tai šito vis daugėja. Ir kas labai yra svarbu pasitikrinti ir duombazėse prekių ženklų ir ne tik galvoti apie savo prekių ženklą, kaip ir tu atsimeni, man atrodo, dalinaisi, sakai, aš tai galvoju, nu tai jo, čia gal reikia užregistruoti, bet kad konferencijos pavadinimą reikia užregistruoti, kaip, kad čia prekių ženklas, taip, žinai. Tai tai tą platesnį reikia turėti. Tai dabar jau aš gudri. Po tos situacijos pasimokiau ir po tų visų patarimų ir tada dabar, žinai, ta konferencija, kurią dabar šiais metais 25, nes nukėlėm, nes nenorėjau aš jos visiškai, žinai, uždaryti šitos idėjos. Čia irgi turbūt parodo žmogaus, kiek jisai pasiryžęs dėl tos idėjos keliauti. Nes šiaip apie savo tą konferenciją tai visokių atsiliepimų girdėjau, kad yra velniokiškai sunku tai daryti, vėlgi, kad čia konferencija yra pats nuostolingiausias įmanomas verslas, žinai, bet ką lengva, žinai, daryti. Bet iš tiesų tu turi vis tiek, jeigu tu jauti potencialą ir matai, kad iš kažkokių pusių, aišku, labai gerų gavau iš tikrųjų ir labai gerų, nepastabų, pasidalinimų, tokių, galbūt kaip čia įvardinti, patarimų, labai fainų gavau. Bet 25 metam konferencijos pavadinimą, paprašiau tavęs užregistruoti, dėl to, kad dabar ta kompensacija, tai dar apie tą kompensaciją šiaip labai įdomu, dėl to, kad ten kažkaip yra kompensuoja iki 75%, ar ne? Jeigu Lietuvoje, tarkim, registruojama, arba ES, iki registracijos tą mokesčių 75%, jeigu Lietuvoje arba Lietuvos ribos arba ES. O kaip ten su tom sekcijom kažkokiam? Kas ten per situaciją, kad ten kiekviena papildomai dar... Tai kai registruojamas, tarkim, prekių ženklas, tas pats, kaip irgi plačiaja prasme reikia suprasti, ar ne, kad gali būti ir pavadinimas kažkokios tai konferencijos prekių ženklas. Tai kai registruojamas jisai, bet koks čia jis yra registruojamas tam tikroje verslo klasėje. Tie patys tavo prekių ženklai nėra, kad visur, kad jeigu aš sugalvosiu po to pačiu prekių ženklu, nežinau, ten... Statybas daryti? PVZ, tai kaip ir iš esmės nedengtų šito ir kaip ir būtų galima. Ten ir tam tikrų niuansų dabar nelysiu. Bet mintis, kad tam tikrose tose verslo sektoriuose. Ir tie visi verslo sektoriai yra suskirstyti 45 klases, tokias net tos klases. Okay. Ir kiekvienoje iš jų registruojam ir kaina registracijos priklauso nuo tų klasių kiekio. Kuo daugiau tų klasių, tuo kyla kaina.
Bet va, ta mintis, žinai, yra tokia. Ir bet kokiu atveju, jeigu turi 5 klasėse registruoji, tu vis tiek nuo viso to mokesčio atgauni 75%. Supratau, nes, pavyzdžiui, aš kai aš savo brandą, ar ne, patentavau, tai man ten gavosi 240 eurų. Man atrodo 220, nes 2 klasėse. Ir man ten gražino 180, man atrodo, eurų. Kad tuos 75% ir gražino nuo tos sumos, ar ne? Tai kažkas ten ir gavosi. Tai va, ir plus paslaugos jau už tą dokumentų tvarkymą, čia papildomai, tai tos dalies negražina. Tos nekompensuoja, ne, teisinė paslauga. Nes negavau iš tos dalies, mėgaliai pervedžiau, bet man nieks nepakompensavo. Nu, reikia Europos Sąjungai rašyti. Bet summa summarum turbūt, tu gali turbūt gauti, taip, jeigu įvardinti į paprastam žmogui, kuris turi solo verslą, arba ten smulkų labai verslą iki 10 darbuotojų, ar ne, ir kuris galvoja gal, kad man svarbu, bet gal ir nesvarbu, kiek aš čia prarasiu, ką aš čia gausiu. Tai žinokit, iš tikrųjų, kad bet kada gali paimti bet koks žmogus, ar ne, užpatentuoti ir sakyti labą dieną, žiūrėkit, gal nori perpirkti už 10 000, ne? Ir aš kiek žinau, Lietuvoje tai nėra šitas dar populiaru, bet pavyzdžiui, Amerikoje. Taip, tai va šitas yra daroma. Kiek aš girdėjus, kiek aš seku, šiek tiek kas komunikuoja, kas dirba su prekių ženklais, su tais trademarks, kas dirba Amerikoje. Ir kas komunikuoja, tai aš čia labai neįsigilinus į visą tai, nes ten truputėlį yra kita sistema. Pas juos dar daugiau visko reikia registruoti. Tarkim, pas mus tam tikri dalykai, kur mes sukuriam, jau apgyja apsaugą prekių ženklai neina, aišku, šitą kategoriją, o Amerikoje ten absoliučiai viską reikia registruoti, kiek aš esu girdėjusi. Ir žodžiu, ir mintis tokia, kad yra net kas vos nedirba šitą darbą, nu kaip, nežinau, darbas, nedarbas, bet jie ieško to. Jie registruoja ir tada labą dieną. Aišku, jie tai kaip darbą traktuoja, bet pas mus gal populiaru yra perpardavinėti puslapio pavadinimus. Nes jūs susidūrus. Domenus? Jo, domenus. Nesu papasakoti. Jo, ta prasme tikrai yra tokių situacijų, kada jau tu pasižiūri ir tas išpirktas, ir tas, ir paskui nueini net ir tau rašo, žinai, kad susisiekite, jeigu norite įsigyti šitą, pavyzdžiui, žinai, domeną. Ta prasme, tu pagal ten įmonės pavadinimą žiūri panašus, ar kaip čia? Iš kur jie žino, kad aš noriu to domeno? Ne, tiesiog, pavyzdžiui, tu gali ne bet kokioj, tam tikrose platformose pamatyti, kad yra pardavinėjami tam tikri domenai, kaip čia pavadinimai. Ir ir tu juos gali nusipirkti, pavyzdžiui, tu gali ir už 100. Jie kažkaip labai gerai skambantis, kodėl aš juos noriu pirkti? Aš nesuprantu. Taip. Motyvą duotum tiem žmonėm, kurie, žinai, sako, kad tai gal, žinai, vėliau, gal nebūtina. Tai pirmas dalykas, rizikuoja visą laiką, kad kažkas tą padarys už tave, žinai, realiai. Kita vertus, tai nėra iš tiesų dideli pinigai. Aš asmeniškai... Lietuvoje tikrai ne. Tai kol aš nežinojau apie tą, žinai, ir vis laik prekių ženklas, netapatinau aš niekada prekių ženklų, dėl to man tiesiog reikia buitiškai pavadinimo, logotipo, pavadinimo. Šūkis gali būti. Apdraudimas, žinai, ta prasme, kažkoksai patentavimas. Kad tau priklauso. Žodis patentas, žinai, patentavimas pavadinimo, patentavimas. Jis nėra tikslus teisės. Jo, aš suprantu, bet mes pas mus eina tai labai svarbu tos žodinė ta kalba kalbančių žmonių. Šnekamąją kalbą, tas labai svarbu, kad suprastų, apie ką eina kalba. Tai kas iš to, kad pasakysiu aš teisiškai teisingai, bet, žinai, jais per vieną ausį ir išeis, nes nesuplikins, apie ką čia eina kalba. Taip. Tai ir kad atrodydavo, žinai, pasigūglini, tai ten baisus pinigai, žinai, ten 500 arba 1000. Aišku, čia taip anksčiau perspektyvai vertindavai, bet dabar, kai tu supranti, kad dar nuo tų 500, dar nuo tos bent jau pusės, kaip sumos gali 7-5% susigražinti, tai jau tu supranti, kad tau jau maksimaliai kokia kainuos 200-300 eurų turbūt, ar ne? Ten tos rizikos tokios, nemažos, bet žmogus pats prisiema atsakomybę, ne? Nenori. Matai, nėra suvokimo, kad kaip tai yra iš tikrųjų, kad tai yra, nežinau kaip čia pavadinti, kad tai yra kaip turtas, intelektinis turtas, žinai, ne tai, kad aš turiu kėdę ar turiu stalą nusipirkę, žinai, ir čia mano turtas, o tai yra turtas ir, pavyzdžiui, tas franšizė, žinai, turbūt tas yra, ne? Tai McDonald's, ne, kaip pavyzdys. Taip, tai kiek daug iš tikrųjų yra verslų ir nebūtinai McDonald's jau čia yra, jo. Klasika tokia jau. Jo, bet aš tarkim, ir artimoje aplinkoje turiu ne vieną pavyzdį, iš tikrųjų, kur dirbo po franšizėm, lietuviškų prekių ženklų franšizėm, žinai, kur nėra ten tų vietų labai net daug Lietuvoje, kaip taškų, kas yra tas franšizės įsipirkę ir darbuojasi. Jie jau yra visą tą know-how, žinai, perdoda, kas yra labai svarbu kiekvienam versle.
viską tau pasako, tu ateini, tu dabar taip darai, tu tu žinai, jeigu tu pradedi nuo nulio, tai kiek reikia, kad tu vien tą sistemą sukurtum, kiek reikia iš tikrųjų įdėti daug savęs, darbo, supranti šitus dalykus. Aš manau, kad tas, kuris tai supranta, tas ir turbūt dažniausiai pasidaro. Tikrai pačioj pradžioj turbūt ir kiekvienas tas euras yra euras ir žmonės gal labai pabijo. Taip. Ne tai, kad pabijo, net nepabijo, tiesiog galvoja, kad ne dabar dar truputėlį apšilsiu, pradėsiu pardavimus, bet bet šitoje vietoje kas labai svarbu, kad tu vieną, kaip ir jums buvo. Tai aišku, jūs ne iš baimės neregistravote, iš vis nebuvo to tokio, kaip tu sakei. Nežinojimo nebuvo, kad konferencijos pavadinimą reikėtų patentuoti. Man tai rodėsi, kad įmonės vardą. Tai taip. Va, ką norėjau pasakyti, kad tu sakai galvoja, aš čia dar mažas, pauksiu ir užregistruosiu vėliau, bet tu niekada nežinai, gal pas tave jau tu būsi išdirbęs, įdėjęs daug į tą savo prekių ženklo vystymą, į vizualą, į marketingą ir taip toliau, ir gal kažkas irgi ateis ir tau reikės rebrandintis, tai tau tikrai kur kas tai daugiau kainuos, negu tu pačioje pradžioje būtum užregistravęs ir savo ramus dirbęs ir nesukęs savo, žinai, galvos. Tas arba ten kažkoks ginčas, jeigu bus, žinai, kiti irgi sako, aš biškai vėliau susitvarkysiu tą teisinę pusę, čia dabar bendrai ištekant tik apie prekių ženklą. Ir dar toks įdomus momentas, tai kad labai yra tokių irgi maišančių informaciją žmonių. Žinai, sako, aš registrų centre atsidariau įmonę, pavadinimu, pavyzdžiui, žinai, MB I know. Ir jau viskas gerai. Ir sako, aš jau užsipatentavęs. Ko čia dar? Ką čia dar besiregistruoja daugiau? Aš apsaugojęs esu savo pavadinimą. Tai kiti sako, jeigu mano įmonė tokiu pavadinimu, jeigu aš turiu domeną, tai viskas gerai. Tai bet čia, žinai, čia ne juokas, iš tiesų tiesiog trūksta edukacijos. Tai gerai, kad tu savo paskyroje, žinai, daliniesi apie tai, švieti žmonės apie tai, manau, kad šiek tiek norisi, kad kuo labiau ir tokios laidos, žinai, mūsų šitas verslo isterijos irgi priartintų žmonės prie jų kasdienybės, prie tų smulkių verslų savininkų. Tai tik tai patvirtinu, kad jeigu jūs turite įmonę atsidarę, tai nereiškia, kad jūs esate apsaugoję savo prekės ženklą, nes tai nėra tapatu. Tai tiesiog įmonės pavadinimas taip, tai jūs atidarot įmonę ir kita įmonė tokiu pačiu pavadinimu neatsidarys. Bet jeigu jūs neužsipatentavęs I know, nesvarbu, kad aš turiu MB I know įmonę tokiu vardu, bet jeigu aš nesu prekės ženklo patentavus I know, tai gali bet kas kitas užsipatentuoti, ar ne? Yra tam tikrų momentų čia su tuo, jo, bet aš nenoriu čia labai taip giliai dabar lysti, bet ta prasme, ten bus vargo vakarienė, realiai. Kaip ir teisiškai galbūt būtų įmanoma ten per tam tikrus momentus, bet čia bus vargo vakarienė ir bus dideli finansiniai kaštai ir net neaišku, koks bus galutinis rezultatas. Vienintelis pigiausias, geriausias, greičiausias būdas registruoti, tam ir sukurta šitas visas modelis, šitą sistemą. O kažkokių niuansų ten, pavyzdžiui, skaičius galima vieną žodį, 2, 3, 5 kažkokie limitai, ar čia individualina kiekvienas žmogus? Reikia žiūrėti, bet, pavyzdžiui, tą patį šūkį galima. Tarsi, nes nebūtinai turim kalbėti apie prekių ženklą, kaip apie pavadinimą ir apie logotipą. Aišku, jų yra daugiausia, bet tikrai gali būti ir kitokio tipo tų prekių ženklų. Kaip tik vakar ir užvakar irgi buvau sulaukus klausimo, ar galima kaip šūkį. Taip galima, kaip šūkį, žinai, registruoti. O taip, pavyzdžiui, aš galiu irgi kokią noriu kalbą, savo susikurt frazę kažkokią, tai neturi būti. Jau kaip, žinai, pavyzdžiui, registrų centre tai yra pakankamai svarbu, ten lietuviškai raštmenis, o ten... Ne, ten ir tam viešai tvarkai, žinai. Pavyzdžiui, aš noriu užsipatentuoti, aš noriu šokti. Reikia žiūrėti, žinai, kur tu čia nori šokti, į kurią klasę tu čia šoks, žinai. Žodžiu, yra vis tiek tam tikras kažkokios yra tam tikri niuansai. Tai turbūt moralas iš prekių ženklo registravimo ir pokalbių ir tavo papasakojimų ir mano tos patirties tokios, negeros gal iš pradžių, bet aš vis tiek žiūrėjau taip į perspektyvą ir suvokiau, kad tai yra atsiųsta. Tai aš toks esu žmogus, kur galvoju, kad niekas gyvenime nevyksta be reikalo ir aš tiesiog labai greitai save sustatau atgal į savo aš ir galvoju, žiūrėk, jeigu jie įvyko, viskas. Reiškia, taip turėjo būti, neapsikrauk. Nepaisant to, kad kas čia ką galvos, kažkas kažką sakys, anas anaip, trečias trečiaip, o gal galvos, oi, čia gal ne to. Viskas. Įvyko ir darai tam tikrus toliau žingsnius į priekį, nedvėjoji, negalvoji, tu žinai, kas įvyko, svarbiausia, kad tu žinai, kas įvyko, kaip įvyko ir tu visada kaip verslas turi galvoti, aš kaip smulkus verslas, turiu galvoti tiesiog, ką man daryti, kad būtų
geriausia, kad aš jausčiaus pati kaip žmogus morališkai gerai ir neišsekusi. Žinai, nes galėjau ir aš ten verstis gal per galvą naktim nemiegoti, dar kažką išspaus per tą pusantro mėnesio. Nu, šiaip galėjau gal, sakykime. Nu, teoriškai. Teoriškai. Žinai, būčiau tokia turbūt kaip zombis, žinai, tą dieną renginio. Tai net tas renginys tavo tokio pat, ta prasme, tau tai būtų turbūt užsifiksavę, kad tu gyvenime daugiau jokio renginio, žinai, nebūtų norėjęs daryti. Kad tai nėra tik apie tai, kad užsidėk varnelę, nes padaryk, nes tu čia prieš visą visuomenę jau prisireklamavai, kad renginys bus, žinai, kuriam tu ruošėsi 10 mėnesių. Nu, man nesvarbu, whatever, ta prasme, jisai neįvyko. Neįvyko dėl to, kad buvo tam tikras ženklas, kuris sakė, žiūrėk, padarysi dar geriau. Taip susiklostė, taip įvyko. Ir aš galiu garantuoti, kad tau ten po kažkiek metų, aš tikrai tikiu, kad tai bus ne vienkartinis renginys, kad jis turės tą testinumą ir tu po to galbūt suprasi, kad labai gerai, kad taip atsitiko, ne? Tai jau dabar aš suprantu, kad labai gerai, kad taip atsitiko, dėl to, kad tikrai žinau, kad aš vis tiek esu iš tų žmonių, kuris siekia autentiškumo, charizmos, ta prasme, ne kopijavimo ir ačiū Dievui, kad tikrai ten, nes aš nenorėčiau, kad ir manęs kažką, žinai, ten kopijuotų arba kažką įpareigočiau man paskui didelius pinigus mokėti už tai, kad aš kažkieno naudoju tą. Ir šiaip, žinai, tu po to naudoji, tarkim, svetimą prekių ženklą ir, aišku, pasirašai, galima pasirašyti sutartį, bet labai sunku, nes tu nežinai, o jeigu išauktų tas renginys, tai kiek tada paprašytų pinigų, čia visam gyvenimui to tikrai nebūtų suteikę teisų. Pavyzdžiui, žinai, kiek metų, 10 metų sutartį į priekį pasirašysi, taigi nepasirašysi 10 metų į priekį, metam 2, o paskui sakys, dabar 15 tūkstančių. Arba nebenori. Arba jo, iš vis nebenori. Čia ir buvo toksai, todėl aš ir priėmiau, kaip aš Ieva, tą sprendimą, kuris man atrodė iš visų kampų, aišku, pasitarus su partnerė, dėl to, kad mes čia kartu darėm šitą bendrą jau proveržio su Šarūne, labai mano gera bičiulė. Tai iš esmės bendrai tas moralas visų šitų verslo isterijų, rebrandingo isterijų yra tas, kad reikia suvokti tą intelektinę nuosavybę, tą, nežinau kaip čia aiškiau pasakyti, nes čia toks teisinis terminas, ne ta intelektinė nuosavybė, bet supras, kad visas tas marketingas, tie pavadinimai, tie logotipai, viskas, tai yra turtas, ne? Nėra, kad čia šiaip kažkas, tai yra turtas, ne tai, kad fizinis turtas, bet tas intelektinis. Kuris į klaudą. Jo. Kažkur kabą. Tai va tas intelektinis turtas ir jo apsauga šiai dienai vienintelė yra registracija, ne? Kitos apsaugos mes neturim. Ir reikia tą suvokti ir apsisaugoti, nes niekada nežinai, kada pasibels tau į duris, kaip tau pasibeldė, čia vaizdžiai sakant. Ir sveiki, mums reikia pasikalbėti, nes kaip ir čia mano pavadinimas konferencijos, o ne jūsų. Tai... Trumpai tariant, žinokit, kad turit tokią galimybę ir patys nuspręskit, ar jūsų tas pavadinimas, tas jūsų brandas jums antiek svarbus, kad jūs norėtumėte jį apsaugoti, ar ne? Taip. Tiesiog apsispręskit, nes galimybės yra. Aš manau, kad daug kas net nežino, kad tiesiog tokia galimybė yra ir dar su šita ES kompensacija. Būtent dėl to, žinai, ir sukurta, nes ne viso ES. Ir tarp kitko Lietuva viena iš top, man atrodo, į top 5 net papuolė 20, ar už 24 ar už 23, man atrodo, 24, kur ES šalių, kur aktyviausiai naudojasi pagal, aišku, gyventojų kiekį, ne pagal sumas. Taip. Tai va tuo iš tikrųjų džiaugiuosi, bet vis tiek dar daug kas nežino ir tikrai vis tiek dar daug kas nepasinaudoja tą galimybę atgauti tuos 75 procentus to registracijos. Ir ten labai viskas greitai suvaikščiojo ir labai iš tikrųjų viskas. Kas labai gerai, kad prekių ženklas tai ilgai registruojas, vis tiek iki pusės metų užtrunka, bet jeigu viskas sklandžiai dar vyksta. Bet kompensacija per mėnesį ar per 2, ar ne, ten maždaug. Tai va, tai tas ir gerai, kad nereikia laukti iki pačios pabaigos, kad labai greit atgaudin, palyginus labai greitai tuos pinigus atgal. Turbūt labai fainiai pakalbėjom, studijom visus taškus ant pagrindinius, kalbant apie tą savo pavadinimo. Ir apskritai, kad tą suvokimą bendrai, žinai, tas ir labai svarbu, kad ištransliavom. Paskleisti žinią, kad yra svarbu. Ir kas tai apskritai yra, nes tai prekių ženklas kažkaip bendrai skamba, gal ne, kaip iš šono, neteisininko akim žvelgiant. Kažkoks, kas čia? Taip. Tai čia pavadinimas logotipas, visko, žinai, ne tik jūsų verslo, bet ir va. Ir žinai, kaip viena temelė, tokia temulytė. Ir tarsi, tu kalbė apie 20 minučių ir dar galvoji, kad dar yra. Ne, tai čia tik biškį atrodo paviršim pavaikščiai, žinai. Jo, gerai, super, man patiko, papilokit.